O dabar va šūdas. Navigacija tai nedirba. Nu tai kairė ir į dešinę. Taip tik advenčiai. Viskas jau, išjungiau. Išjung GoPro. Girdžiu. O, kokia jis graži. Vaizdelis nuostabus, bet mes bėgam nuo jo. Čia paspausk. Aha. Odometras, pirmas ribas, antras prasideda. Dabar yra kuri? Trečia diena? Trečia. 10 valanda Norvegijos laiku, Lietuvos 11 valanda plius. Kažkas veidrodėlį užkabina, bliam, bet čia nieko tokia. Hi. Thank you. Goodbye. No thanks. No? It was good with cabin. Yes, very good. Yeah, thank you very much. O jėtus, vakar buvo baisus. Audra vakar buvo, ką čia baisus. Tiesiog audra. Vis dėlto autostrada, gal čia tik tai šiek tiek. Arba eilinį kartą Google sumastė. Ai, žinok, važiuok tu ratais kvadratais vis dėlto. Ai ne, viskas gerai. Jo, greit išsuksim iš autostrados. Fucking shit. Čia tai vėjas. Fucking shit. Va, aš net keiktis pradėjau. Didelė upė. Neįmatau pavadinimo. O, nusukimas pas mus artėjo. Nusukimas į kairę, kelsimės per tą upę. Senumstad Brų. Nu čia tikras advenčias. Oi, ta toks vėjukas malonus. Oi. Oi, čia, kad tai pasveikinat mus. Užtenka tų sveikinimų. Jo, ir pakrikštyti, ir pašventinti mes. Oi. Jo, jūs nuostabus. Su savo sveikinimais. Duokit keliais pasidžiaugti tiesiog jūsų miškais ir kalnais. Jo. Eina savo tokia buga. Čia jau tikrai trolių bus. Troliai. Eina savo. Fantastika. Yra tokių visokių sustojimų, bet kažkaip turėtųsi kažkokio stogo. Bajeristė. O taip tau žuovė ir džiaugiesi, taip. O ten man namuką nusipirkai, savo ramiai būni. O, kiek avyčių.
Nu, skustos jos jau čia. Vargšės avytės. Šaltokai jos. O, tiltukas laukia. Čia mūsų atrodo tiltukas. Koks čia toks įdomus tiltukas. O, ir upelis. Oho. Mes suksime į Vegus danulą. Taigi vienas pravažiavimas į kitą. Vienas pagalvojas su Suzukiu, tokiu kaip mūsų. O, kiek ragų prikabinta. Tokia va mūsų trumpas sustojimas, stovėjimo vietų. Baba, nors vaizdai gražus, bet lietus vėjas nedžiugina. Bet keliai tai čia fantastiškai faini. Jeigu dar saulutė šviesų, tai čia iš viso pasaka. Man tokia labai graži. Pasižiūrėkite, graži, fantastiška. Samanos visokios. Gėlės. Tokios urbinai norvegiškos. Jau matai, va. O mes dar galvojam, kur sustoti, va, norvegiškai dviračiai, va. Paėmė, reikėjo, sustojai, apsitariai. Ir viskas. O nes vis savo galvo, apvažiuos kam reikia. O mes laikom kryptį toliau. Trolių dar neradom, bet įtariam, kad yra. Degalinės. O dabar degalinės ieškom, gal ten bus trolių. Privažiavom didesnį kažkokį miestelį, palyginus su to, ką matėm. Ne, normaliai, žiūrėk, čia kažkoks va, stadionas net yra. Tai jeigu mes įvažiavom į miestelį, tai dar rašo 8 minutės iki degalinės. Tai čia reiškia, jisai taip tęsiasi nemažai. O žolės nieks nenupjovė nuo stogelio. Va, žiūrėk, vieni su valtimis ten strigė. Eina savo. Filmuojam, gerai. Jo, ten po stogeliu. O galim, žinok, ir pačilint biškio, po to tik į degalinės. Kažko karšto, kaip sakant, ir viskas. Va, matėjai, atsargiai vėjas gali nupūsti. Tiesiog paeinam čia, paskui pažiūrim. Va, jeigu hamaką turi tarp medžių įsiskleidė ir miegi savo, ilsės. Nu, bando jie čia kažką įveikti. Ar jie jau čia strigo, įsuko jos. Rain in the Norway, rain in the Norway. Motoromantika. Tai po biškį bandom nusigauti iki šiandienos mūsų Mes kempingo. Kažkaip man tas vėjas dzin, bet va tas va be persais. Ir ta biški po vakar, biški baimė tokia, kad nebūtų taip. Nu, ten tai tragedija buvo. O, čia nelyja. Palau. Labas, nuojuk. Labas. Kaip motociklas? Gerai, šauniai. Šlapės, bet viskas gerai. O kaip mamai dušas? Mamai dušas, tai paklaus, kaip mama dušas? Mama, norvegiškai. Norvegiškai. Okei. Ir vėl žolės nenupjovėm, matai ant stogo.
2 minutės iki degalinės. Oho, kaip ratai. Į tuneliuką įvažiuosim. Į tunelį. Mažiuką tokį 600. Pakelk biškį akis į dangų. Jauti lašus? O aš irgi. Jau nebe kalnų grožį, bet lašai dar yra ir. Priminkit tam sustojime elementą pasikeisti. Patarkė GoPro. Amazing, amazing. Nepakartojamų vaizdų puokštė. Krioklys. Vis kylam į kalną. Vėl stiprėjom. O, krioklys dar vienas buvo. Pramaklinam. Iš kur čia toks vėjas? Žolės. Gražu. Galinga upė. O kol kas dar šią minutę taip.
vaizdai, nu tai čia milijonų vertė. O nors vienas protingas. Ačiū. Telefonas neberodo, jau permirko greičiausiai. Pakeltam. Bet čia lyg žmogaus sukrauta, žiūrėk, ar trolių. O dabar va šūdas. Navigacija tai nedirba. Nu tai kairė ir į dešinę. Ten kažkoks namukas, čia jau važiuojam kito namuko, pažiūrėsim, gal ten galima sustoti. Ne, čia gyvenvietė, nieks mūsų namo neįleis. Tad klausimas, ar mes čia nusukom ar ne. Tai reikia pažiūrėti, kas čia iš viso atsitiko. Nekrauna, nes tipo galima drėgmė, nu tai nekrauktų. Jo, gerai mes, atrodo, nusukom. Jo, gerai, kad čia nusukom. Čia net stovėti neįmanoma. Va, kilometrą reikia atkentėti. Bet čia tai tikrai supilta žmogaus kažkoks tai. Čia matas, kad būna uždaromas. Čia ta stotelė poilsiavietė. Ne, nepanašu. Va ten gal. O, matai, o ko tas busiukas įvažiavo negalima? No camping. A čia kad šitie nesugalvotų nakvoti, jau šiom padaryta. O, tyla. Va, buvo ką tik, palauk, taip jau neduodu.